Šioje pamokoje redaguosime mūsų turinio valdymo sistemos turinį. Kelsime informaciją, redaguosime tekstą. Yra pagrindinis puslapis sukurtas mūsų meniu apie mus ir kontaktai. Pagrindinis puslapis tai yra čia. Visa informacija, visos nuorodos esančios čia nukreipia į kitus mūsų esančius puslapius. Sugrįžtame į viršų ir spaudžiame puslapį apie mus. Matome informaciją tuščia. Imame viršuje tekstas, teksto redaktorius. Kairiu pelės jį paspaudžiame, pažymime ir tempiame žemyn į šį laukelį. Atleidžiame pelę. Štai matome, atsirado mūsų teksto redaktorius, parašome bet kokį žodį, testas. Aš esu pasiruošęs tokį šabloniuką, čia jį paprasčiausiai kopijuoju ir įmetu į čia. Užeinu ant balto fono su pele, spaudžiu, viskas. Spaudžiu publish, spaudžiu publikuoti, spaudžiu peržiūrėti naršyklę. Štai internete matosi jau mūsų tekstas. Užeiname į pagrindinį puslapį, sugrįžtame į puslapį apie mus, matome mūsų tekstą. Žmonės, kurie atėję skaitys informaciją, kurią jūs įkelsite, jie ją jau matys. Spaudžiame kontaktai. Taipogi spaudžiame redaguoti. Matome tuščią. Čia labai viskas paprasta, yra kontaktų forma. Spaudžiame kairį pelės, pažymime, tempiame žemyn į šį laukelį, atleidžiame. Štai matome iškart paruoštą mūsų formą. Kaip su jumis susisiekti? Dabar ją norime redaguoti. Spaudžiame 2 kartus. O, kažkodėl laukeliai matosi kairėje pusėje, labai nepatogioje vietoje. Užeiname į baltą foną, paspaudžiame pelę kairiu. Spaudžiame publikuoti, einame peržiūrai. Štai matote mūsų kontaktinė forma paruošta naudojimui. Spaudžiame apie mus, esamas tekstas, spaudžiame kontaktai, kontaktinė forma, spaudžiame pagrindinis, čia nieko nekeitė, viskas išlieka tas pats. Man nepatinka šis šablonas, einame į meniu, spaudžiame design, spaudžiame ieškoti temos, renkamės kitą šabloną, kur reikia pildyti mažiau informacijos. Kad ir juodame fone, pažiūrime, instaliuoti. Užeiname, instaliuojame, einam į peržiūrą, meniu, content, turinys. Štai juoduoja mūsų šablonas, visai nieko variantas kažkokiem pristatymam. Spaudžiam apie mus, mūsų tekstas, spaudžiam kontaktus. Kontaktinė forma, viskas kaip ir nieko, spaudžiam ją redaguoti 2 kartus, užėję paspaudžiam pelės kairįjį klavišą. Štai galime redaguoti mūsų formą. Šis šablonas yra kur kas tvarkingesnis, spaudžiam pridėti, renkamės kapčą. Įrašome žodį apsauga nuo spamo. Spaudžiam išsaugoti,
matome, kad žmogus norėdamas išsiųsti jums žinutę, turės įvesti šias raidės ir tik tada siųsti. Spaudžiame publikuoti, spaudžiame peržiūrą. Štai matome, kaip atrodys mūsų kontaktinė forma, kuo puikiausia. Siunčiame. Simboliai, kuriuos jūs įvedėte, nesutampa. Na, čia nuo spamo apsaugos. Čia viskas tvarkoja. Taip. Grįžtame į redagavimą. Užeiname ant logo. Užeiname ant edit redagavimo. Čia įrašome norimą jūsų teksto. Sakykime. Kaip susikurti svetainę. Čia aš kaip pavyzdį keičiame spalvą, sakykime, į baltą. Pačiumpame rutuliuką, kairiu pažymime ir tempiame į baltą foną, atleidžiame. Štai turime, štai dešinėje matome, kad mūsų tekstas dabar nusidažys balta spalva. Spaudžiame išsaugoti. Ir matome, kaip susikurti svetainę. Pagrindinis puslapis. Čia pakeisime, papildysime informaciją. Labai puikus reikalas. Labai neblogas šablonas. Spaudžiame apie mus. Čia jau mes sukėlėme norimą informaciją. Spaudžiame kontaktai. Kuo puikiausia. Viskas tvarkoje. Einame į puslapį mano darbai. Matome, puslapis taipogi tuščias. Tempiame į jį tekstą. Atleidžiame. Vėl nukopijuojame. Aš nukopijuoju savo pasirinktą tekstą, nuo šį sykį padarysiu mažiau. Tegul bus taip pristatomoji informacija, užeinu į juodą dabar laukelį, spaudžiu kairių pelės, viskas, mūsų tekstas publikuotas. Dabar pridėkime antraštę mūsų puslapiui. Kadangi puslapis mano darbai, tai pridedame antraštę kairėje pusėje su didžiulė A raidė, pažymėme pele kairių klavišų, tempiame į viršų, atsiranda mėlyna juosta, atleidžiame, galime nutempti ir žemyn. Atleidžiame viršuje. Taip. Rašome. Klaviatūra paruošta mano darbai. Čia galime pažymėti antraštės dydį. H1 didžiausia, H2 mažesnė, H3 iš vis maža. Spaudžiame H1. Čia paspaudę options galime nukreipimui pridėti nuorodą. Šiuo atveju kol kas mums tai nereikia. Taip, spaudžiame publikuoti. Peržiūrėti. Ir matome mano darbai ir tekstas. Čia aišku galime pridėti ir paveikslėlį. Spaudžiame redaguoti. Po antraštę mano darbai galime pridėti liniją, kartais visai neblogai atrodo. Kur mėlyna linija, atleidžiame pelę, atsiranda linija, spaudžiame publikuoti ir peržiūrėti, kaip tai atrodo. Štai va, matome liniją, visai neblogai žiūrėsi. Mano darbai, įkeliame nuotrauką, redaguojame. Mano video. Pridedame antraštę. Nepridėjau, dar kartą. Mėlyną liniją atleidžiame. Dingo. Paskubėjau kažko tai. Ištriname, dar kartą atitempiame ir neskubame. Čia juodas fonas, tai sunkiai matosi. Mano video užrašau, į tamsų foną užeinu, paspaudžiu pelę,
video išsisaugoju, publikuoju. Mano darbai mes jau redagavome, mano foto taipogi pridedame antraštę, atleidžiame mano foto. Į tamsų foną spaudžiu pelę, spaudžiu publikuoti, peržiūrime. Štai matome, čia reikės užpildyti turinį nuotraukomis kitoje pamokoje, kur mano video užpildysime turinį video kitoje pamokoje. Mano darbai tegul būna tekstinis aprašymas. Apie mus spaudžiame, štai mūsų tekstas, spaudžiame redaguoti, pridedame antraštę, publikuojame, pridedame antraštę, apie mus. Užeiname į juodą foną, išsaugojame, publikuojame. Kaip ir sakiau, galite pridėti liniją, galite nepridėti, čia pagal jūsų publikuojame skonį, kontaktai. Taipogi galime pridėti antraštę, atitempiame, atleidžiame, kontaktinį arba susisiekite, gali būti ir kontaktai. Užeiname į juodą foną, spaudžiame, galime pridėti liniją kaip ir, spaudžiame publikuoti. Štai žemiau yra mūsų puslapiai, kur trečiajame meniu galime taipogi užeiti. Pridedame antraštę, puslapis 1. Išsaugojame, publikuojame, einame žemyn, puslapis 2, pridedame antraštę, atleidžiame, puslapis 2, juodam fone išsaugojame, publikuojame, pridedame tekstą į puslapį 2, kur mėlyna linija, pelę atleidžiame. Vėlgi nukopijuoju tekstą, kad man būtų paprasčiau. Dingo, pažymiu dar kartą pelę užėjęs į tą laukelį. Jeigu dingo, užeiname su pelyte ir matome, kad paspaudžia kairiuką viršų galime redaguoti, įkeliame tekstą. Kairiame fone išsaugojam, publikuojame, puslapis 2 tekstas yra, užeiname į puslapį 1, papildome ją tekstu. Teksto redaktorius, įkeliame vėl tekstą, kairiame fone išsaugojame, publikuojame, peržiūrime ir matome. Pagrindinio puslapio mes nelytime. Čia niekas nepasikeitė. Kaip susikurti svetainę, logo peržiūrėjome. Apie mus yra antraštė ir yra tekstas apie mus. Spaudžiame kontaktai, kaip su mumis susisiekti. Kontaktai yra, kontaktinė forma taipogi. Galite redaktorėje dadėti informacijos, jeigu jūs norėsite, žemėlapį, prie to prieisime. Spaudžiame mano darbai, taipogi aprašymas apie mano darbus. Spaudžiame mano video, čia pridėsime video, spaudžiame mano foto pridėsime. Čia taipogi redaguosime. Redagavome puslapius 1 ir puslapis 2, trečiajame meniu. Spaudžiame puslapis 1. Štai mūsų informacija, kuo puikiausia, spaudžiame puslapis 2. Štai mūsų informacija. Šioje pamokoje tiek. Toliau kelsime paveikslėlius.